Visą mėnesį vyko Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato prevencijos skyriaus organizuotas vaikų futbolo turnyras prevencinės programos Stabdyk nusikalstamumą taurei laimėti. Praėjusią savaitę vyko finalinės varžybos, kurių metu išaiškėjo nugalėtojai – Romuvos pagrindinės mokyklos vaikai, kurie įveikė Salduvės pagrindinės mokyklos ekipą. Šis laimėjimas romuviečiams jau antras iš eilės. Praėjusiais metais šios mokyklos komanda po 7 metų pertraukos taip pat tampo čempione. Rugsėjo mėnesio viduryje prasidėjusiame turnyre dalyvavo 10 miesto mokyklų komandos. Tai 4 mažiau nei praėjusiais metais. Sužaidusios po 3-4 varžybos grupėse bei įveikusios priešininkus ketvirtfinalio ir pusfinalio varžybose, 4 stipriausios komandos Gitarių vidurinės mokyklos stadione išsiaiškino turnyro nugalėtojus ir prizininkus. Dėl 3 vietos jau 2 metus iš eilės kovojo Gitarių vidurinės mokyklos stadiono šeimininkai. Ir ne kartą į šio turnyro 5-tuką patekę Reikyvos pagrindinės mokyklos moksleiviai. Beje, juos treniruoja Šiaulių miesto moterų futbolo ekipos žaidėja Jurgita Mačikunytė. Pasak turnyro organizatorių, Reikyvos pagrindinės mokyklos sporto lygis labai pakilo. Ir tai Jurgitos Mačikunytės nuopelnas. Mažojo finalo metu nelengva, tačiau užtikrintą pergalę pasiekė Gitarių vidurinės mokyklos moksleiviai. Finale susitiko 2 stipriausios turnyro komandos – Romuvos ir Salduvės pagrindinių mokyklų rinktinės. Po atkaklios kovos rungtynių nugalėtojais tapo ir antrą kartą iš eilės prevencinės programos Stabdyk nusikalstamumą taurę pergalingai iškėlė Romuvos pagrindinės mokyklos moksleiviai. Naudingiausiais turnyro žaidėjais pripažinti Gitarių vidurinės mokyklos moksleivis Tadas Šerbakovas, Salduvės pagrindinės mokyklos atstovas Paulius Švėgžda, kuris beje tapo ir po finalo rungtynių surengto 7 metrų baudinių konkurso nugalėtojų. Dovydas Makarovas rungtyniavęs Romuvos pagrindinės mokyklos komandoje ir Alfredas Grušas iš Reikyvos pagrindinės mokyklos. Daugiausiai įvarčių turnyro metu pelnė Gitarių vidurinės mokyklos moksleivis Edvinas Ralys. Po 7 metrų baudinių serijos buvo išdalinti apdovanojimai. Čempionams ir prizininkams buvo įteiktos taurės, medaliai, diplomai ir atminimo dovanos. 2 metus iš eilės nugalėtojais tapusių jaunųjų Romuvos futbolininkų laukia ypatinga dovana – bilietai į šį trečiadienį Kaune vyksiančias futbolo rungtynes tarp Lietuvos ir Farerų salų rinktinių. Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos viešosios tvarkos tarnybos prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas Aidas Steponaitis paprašytas išskirti aktyviausias mūsų miesto mokyklas, paminėjo Gitarių vidurinę, Romuvos ir Salduvės pagrindinės mokyklas, kurios jau daugelį metų dalyvauja organizuojamame turnyre ir visada patenka į prizininkų gretas ar bent jau būna netoli jų. Štai ir baigėsi mūsų kasmetinis futbolo turnyras Stabdyk nusikalstamumą. Ir aišku, mes šiandien išsiaiškinime geriausius žaidėjus, geriausias komandas ir aišku, už jų atliktus tam tikrus veiksmus, tai yra gerą puolimą, gerą gynybą. Policijos pareigūnai nori šiek tiek paskatinti ir įteikti tam tikras dovanėlės. Turnyro organizatoriai ir komandų vadovai iš kiekvienos komandos išrinko po vieną geriausią žaidėją. Tai Alfredas Grušas, Reikyvos pagrindinės mokyklos komanda. Tadas Šerbakovas, Gitarių vidurinės mokyklos komandos. Paulius Švėgžda, Salduvės pagrindinės komandos narė. Ir Dovydą Makarovą, Romuvos pagrindinės mokyklos komandos narė. Turnyro organizatoriai kartu su teisėjais pasitarė ir nusprendė įteikti prizą rezultatyviausiam žaidėjui, tai Edvinui Raliui, Gitarių vidurinės mokyklos komandos. Apie šį turnyrą kelintus metus vyksta, kiek komandų ir koks pagrindinis tikslas? Šiais metais Stabdyk nusikalstamumo futbolo turnyras vyksta jau 11 metus iš eilės. Ir kaip kiekvienais metais dalyvauja po 10, 12, 14 mokyklų komandų.
Aišku, pagrindinis tikslas, kad užimti vaikus ir kad jie tuo metu būtų stadione, ne gatvėse ir nedarytų tam tikrų teisės pažeidimų. Ir manau, kad mes savo tikslus kiekvienais metais bandome pasiekti. Ir koks dalyvaujančių amžius? Dalyvauja turnyre moksleiviai, septintokai ir jaunesni, jeigu pagal gimimo metus 1995 metų gimimo ir jaunesni. Ir matome aikštėje šiek tiek mergaičių, tai vat ką jos čia veikia? Taip, šiais metais turėjome 5 mergaitės, kurios žaidė su berniukais kartu, nors turnyro nuostatose nebuvo sąlyga, kad būtinai turi dalyvauti mergina, bet mokyklos jau parodo, kad ir mergaitės mūsų yra aktyvios, ne vien tai kitose sporto šakose, bet ir futbole. Tai, manau, yra reiškinys Šiaulių mieste, kadangi ir Šiaulių miestas turi futbolo komandą merginų. O ar galėtumėte išskirti kurią nors vieną mokyklą, kuri aktyviai daug metų dalyvauja, ar šiaip kokia naujokė labai stipri komanda, kad būtų? Galima pasakyti, kad Gitarių vidurinė mokykla, Romuvos pagrindinė mokykla, Salduvės pagrindinė mokykla, jie dalyvauja jau eilę metų. Ir visada būna prizininkų ir netoli prizininkų ribos. Šiais metais maloniai nustebino, aišku, Rėkyvos pagrindinės mokyklos komanda, kuri užėmė 4. vietą.